Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labadiena visiems radijo laidos Mokslo langai klausytojams. Daugumo šalių švietimo dienotvarkėse vienas svarbiausių uždavinių yra mažinti akademinių pasiekimų skirtumus susijusius su aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo pačių mokinių. Pavyzdžiui, nuo jų nevienodos socialinės, ekonominės, kultūrinės padėties. Švietimo sistemoje kol kas dar nė viena šalis nėra visiškai pašalinusi su socialinė, ekonominė, kultūrinė padėtimi susijusios nelygybės. Todėl šioje srityje vykdo daug mokslinių tyrimų. Kauno technologijos universiteto mokslininkai taip pat vykdo projektą, kuriame analizuoja Lietuvos mokinių akademinių pasiekimų netolygumus. Apie šį projektą laidoje šiandien ir pakalbėsim. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią, psichologijos mokslų daktarę, Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją Rasą Erentaitę. Labadiena. Labadiena. Jūs esat projekto pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamai orientuotų požiūrių mokymosi analitikos įrankio NoGap prototipas vadovė. Projekto pavadinimas skamba labai sudėtingai. Todėl paprašysiu papasakoti paprastai ir plačiau apie šį projektą. Koks buvo jo tikslas ir kaip jis buvo vykdomas? Pritariu, kad pavadinimas gal ir nėra toks labai patogus ausiai ir akiai, kadangi jis yra mokslinis projektas, mes tame pavadinime įvardyjame mokslinės idėjas, mokslinius metodus, kuriais norime dirbti. Tie projektai buvo vertinami užsienio mokslininkų ekspertų, dėl to ir netaikėme tokio paprastinto varianto. Ir kaip iš viso mums kilo ta mintis tokį projektą daryti ir pradėti. Tai, kad stebimas pasiekimo atotrūkis tarp mokinių iš nepalankios socioekonominės ir tokios plačiau gal socialiai kultūriškai aplinkos ir tų, kurie ateina iš palankios socialiai aplinkos, tai nėra nauja. Mes tą žinojome iš tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, tiek iš tų nacionalinių analizių, kurios yra atliekamos, bet galbūt ko buvo mažiau, tai buvo tokio gilesnio supratimo apie tą atotrūkį. Tarkime tai, kad mokiniai iš mažiau palankios aplinkos turi mažesnius pasiekimus, ar tai yra būdinga visoms šalies mokykloms? Jeigu ne visoms, tai su kuo susiję, kad vienoms tai būdinga labiau, kitoms mažiau būdinga? Taip pat ar kažkurios tai pačių mokinių, ar mokyklų charakteristikos, ar jos susiję su tuo atotrūkiu, ar susiję su pasiekimais? Ir tas atotrūkis vėlgi, ar jis vienodai gali būti interpretuojamas, nes gali būti tokie atvejai, kai visų mokinių pasiekimai yra labai žemi ir atotrūkio nėra, nes visi vienodai prastai mokosi. Yra netgi mokyklų, kuriuose jisai yra atvirkščias. Reiškia, tie mokiniai, kurie yra iš mažiau palankios aplinkos, jie mokosi geriau negu tie, kurie iš labai palankios. Žodžiu, mes norėjome gilesnių ir labiau į praktinius duomenimis grįstus sprendimus orientuotų analitinių metodų. Būtent tam ir sugalvojame šį projektą. Dar kita mintis buvo, kad šalyje yra kaupiama iš mokyklų nemažai duomenų. Ateina mokinių pažymiai, apie mokyklas daug informacijos pačias. Ir visa tai sueina į tą vadinamą švietimo informacinę valdymo sistemą ir kas grįžta mokyklai atgal. Mes vėlgi turėjom tokią idėją, kad galbūt mes kaip mokslininkai galėtume tą informaciją, kuri yra labai kompleksiška, daug duomenų, jie yra tarpusavyje kartais ir prieštaringi, reikia interpretuoti, reikia sukramtyti ją. Tai mes norėjome ją apdoroti tokiu būdu, kuri iš karto duotų prasmę įžvalgas vietinių lygių, mokyklų lygių, savivaldybių lygių. Tai jau būtų konkreti žinutė, o ne duomenų masyvas, iš kurio dar reikia išsikrapštyti tą žinutę. Mes taip susiplanavom, kad darome mokslinę analizę, rengiame mokslinės publikacijas, bet iš to stengiamės ištraukti praktinius duomenų vaizdavimo būdus, kurie praktiškai būtų aktualūs mokyklos lygių ir savivaldybės lygių priimant tolimesnius sprendimus. Ar jiems reikia dirbti su viena grupė mokinių, ar su kita grupė mokinių, ar su visais mokiniais. Būtent identifikuoti
identifikuoti tas probleminės grupės mokinių, identifikuoti dalykus, kuriuose tai pasireiškia. Ir kai žiūri į tai ir matai tą vaizdą, jis yra labai kompleksiškas. Viename dalyke ryškesnis atotrūkis, o kitame mokomame dalyke jis visiškai nepasireiškia. Jeigu žiūri į pažymius, tu matai vieną paveikslą, o jeigu žiūri į standartizuotų testų rezultatus, matai visiškai kitą paveikslą. Tas švietimo duomenų kompleksiškumas, netgi kartais prieštaringumas yra mums labai įdomus kaip mokslininkams ir kartu iššūkis kyla. O kaip tada iš to ištransliuoti žinutę mokyklai ar savivaldybei, kurioms reikia spręsti čia ir dabar? Kokia yra jų strategija, ką jie toliau keičia savo veikloje, nekeičia savo veikloje? Pirmą kartą ėmėmės tokio iššūkio, kad praktinės įžvalgas ištraukėme iš savo tyrimų ir dar sukūrėme įrankį, kuris būtų kaip analitinis įrankis, kur mokykla paspaudusi kelis mygtukus gautų savo švieslentes, iš kurių ir galėtų matyti tam tikrą savo vaizdą kaip veidrodį. O kokie duomenys buvo naudojami projekte? Konkrečiai mes naudojame švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, jos valdo Nacionalinė švietimo agentūra. Iš pradžių tikrai norėjosi apriepti kuo daugiau tų duomenų, bet paskui mes pamatėme, kad užtenka kelių rodiklių, bet tu turi žinoti, ką jie tau sako ir ko jie tau nesako. Filtravome tuos rodiklius ir galiausiai apsistojame ties labai ribotų, sakyčiau, rinkinių, bet iš jo visai nemažai pavyko išspausti. Tai konkrečiai mes imame lietuvių kalbos ir matematikos metinius pažymius, imame nacionalinių mokinių patikrinimų testų rezultatus, matematikos ir skaitimo ir tada imame informaciją apie paties mokinio charakteristikas, apie mokinio gaunamą paramą, apie ugdymosi poreikius, taip pat apie lytį. Toliau imame informaciją apie mokyklą, bet noriu pasakyti, kad mes dirbame su pilnai anonimizuotais duomenimis. Reiškia, visą tą, ką aš paminėjau, visi šitie rodikliai, mes juos imame nematydami mokinio lygmens, negalėdami identifikuoti, koks čia mokinys yra po tais duomenimis, todėl kad visiškai to nereikia mūsų tikslams pasiekti. Kadangi mes norime apibendrintai matyti atotrūkį, jo dinamiką, tai mums užtenka anonimizuotų pilnai duomenų. Mums nesvarbu, kokia čia mokykla X ar mokykla Y, mums tik reikia žinoti, kad čia yra vienetas mokykla. Lygiai taip pat su savivaldybėmis, kai darome analizės, mes jų nematome. Žodžiu, mes imame tuos kelis rodiklius, kuriuos paminėjau ir iš jų visų pirma mes atlikome mokslinę analizę ir rengėme publikacijas. Tiesa, rengdami publikacijas mes dar rėmėmės kitais duomenimis, kurie buvo nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenys, nes prieš tai, ką suminėjau, tai buvo populiacijos lygių, reiškia iš visų mokyklų, kurios turi 8, nes mes imame pagrindinį ugdymą. Tik tai 4 klasėje atsiranda nacionalinių mokinių standartizuoti pasiekimų patikrinimai, tai tą testą mes jau imame ir tada imame pagrindinio ugdymo lygmens pažymius visus metinius ir imame 8 klasės standartizuotus testus. Taigi susidaro tarpsnis nuo 4 iki 8 klasės, kurį mes visą galime ir matyti tuos pasiekimus ir mes žiūrime taip longitudiškai. Analizuojame tas trajektorijas, analizuojame pažangą, analizuojame atotrūkį. Visą šitą turime populiacinių lygmenių, tai reiškia padengime visas mokyklas, kurios tuos tarpsnius turi. Kitus dar duomenis, kuriuos mes naudojame, tai buvo iki 2016 metų, dar anksčiau buvęs Nacionalinis egzaminų centras atlikdavo tyrimus kasmet. Tyrimai, kur vertinami mokinių pasiekimai irgi standartizuotais testais, bet šalia buvo naudojama tokių rodiklių kaip mokinių motyvacija, mokymosi tam tikri aspektai ir taip pat kaip mokiniai suvokia, pavyzdžiui, mokytojų elgesį, kaip mokiniai suvokia mokyklos aplinką, namų aplinką, labai daug buvo informacijos. Tenai buvo tokia kaip smėlio dėžė, kad giliau suprasti mokymosi procesus ir iš kur atsiranda vienokie ar kitokie pasiekimai, iš kur atsiranda tie atotrūkiai. Ten buvo tie duomenys, kurie labiau įtinkami moksliniai analizai, todėl kad tu gali giliau įsigilinti, suprasti tuos veiksnius. Taigi mes moksliniai analizai naudojam tiek mažesnių apimčių tyrimų duomenys, tiek populiacinius duomenis, o tada jau iš populiacinių mes ir kūrėme tą praktinį įrankį, tai yra tą analitikos įrankio prototipą, kurį mes galime duoti ir mokykloms, ir savivaldybėms pasižiūrėti savo situaciją. Asmeninė patirtis tai tokia, kad labai sunku yra dirbti su tais duomenimis, kuriuos tu ne pats rinkai. Iki šiol teko atlikti ir vadovauti tyrimams, kuriuose mokslininkai patys nusistato, kokius duomenis rinks, kokiais instrumentais, iš ko ir panašiai. Viena
vertus tai sunku yra surinkti duomenis švariai, kad būtų kokybiški tie duomenys. Tada atrodo, kad tai kam rinkti, jeigu jau yra surinkta. Bet kita vertus dirbti su surinktais duomenim irgi yra tikrai labai daug iššūkių ir visų pirma nuo jų gavimo, nes juos gauti yra labai sunku. Kitas dalykas, kad kai tu jau juos gauni, tai suprasti, kas juose yra, kokios yra čia galimybės, kokių nėra. Labai daug techninio darbo. Galiu pasakyti, kad yra lengviau susirinkti duomenis, negu paimti jau esamus ir iš jų kažką padaryti. Bet jaučiu, kad šiame projekte pavyko susitvarkyti, nors tikrai labai buvo sunku, nes mes planavome, kad daugiau tų populiacinių duomenų gausim. Tikrai yra švietimo pačios institucijose labai daug pertvarkų. Mes projektą vykdome 3 su trupučiu metų ir per tą laiką labai daug visko įvyko. Tai yra ir valdytojai tų duomenų keitėsi, tikrai iššūkių netrūko. Kaip jau minėjot, projektą vykdę mokslininkai sukūrė mokinių pasiekimų stebėsenos įrankio prototipą. Į ką stengiatės orientuotis, kurdami šio įrankio prototipą? Mes norėjome, kad mokykla gautų kažkokį tai savo grįžtamą ryšį iš mokyklos išplaukiančių duomenų, kurie plaukia į tą centralizuotą sistemą ir kad iš jos pareitų mokyklai kažkokie interpretuojami, paprastai nuskaitomi, pamatomi rezultatai, kuriais būtų galima remtis darant kažkokius sprendimus vienokius ar kitokius mokykloje. Mes stengiamės kurti tokią alternatyvą reitingams, kad atsirastų švietimo sistemoje duomenimis paremtų sprendimų kultūra ir kad būtų tie duomenys matomi ne kaip trukdis užsimti tiesioginių darbų mokymų. Mes matome, kad mokyklos turėtų būti pagal duomenys neišranguojamas nuo pačių jau geriausių iki kažkokių tai besivelkančių gale, bet kad būtų mokyklai suteiktos galimybės pačiai stebėti savo rezultatus ir tik mokyklai atveriami jos rezultatai, nesidalinant, identifikuojančių mokyklą lygmenių su niekuo kitu. Kad mokykla pati, jeigu jinai norės, pasidalins tai savo rezultatais, su kuo jau jinai norės, bet jau čia yra mokyklos sprendimas, o ne tai, kad pamato galbūt žiniasklaidoje kažkokius tai surangavimus, kur ten jau jinai yra iš duomenų, kurie yra nepilni, tik tai ribotai interpretuotini. Norėjosi įgalinimo mokyklų, kad žiūrėkit, jūs čia siunčiate į tą sistemą, bet jūs galite ir pasimti ir jūs galite stebėti. Mes jums duodame dabar jūsų vieną kohortą 8-okų su jų istoriniais duomenimis nuo 4 klasės ir dabar mes dirbam toliau, kad atsinaujintų automatiškai duomenis kasmet ir kad būtų vis naujos mokinių kohortos atvaizduojamos. Tai reiškia, mokykla, jeigu taip per kokius 5 metus, jinai matys savo ištisas kohortas mokinių atvaizduotas ir galės lyginti ne tik tai kaip tie patys mokiniai kito, bet kaip ir skirtingos mokinių kartos mokykloje atrodo tarpusavyje ir taip pat pasilyginti su ne konkrečiom mokyklom, bet apibendrintom. Tai mes turime palyginimus su šalies situacija, su savivaldybės tos mokyklos situacija, su tam tikrų mokyklų tipų situacija. Kaip pavyzdžiui, jeigu tai yra mokykla progimnazija, jinai galbūt norės lyginti su progimnazijomis. Jeigu tai yra didmiesčio mokykla, jai galbūt bus prasminga su didmiesčiais lygintis, o ne su kitose lokacijose esančiose mokyklose. Žodžiu, mokykla gauna savo prisijungimo kodą ir jinai pasižiūri savo tuos duomenis ir palyginimus. Niekas kitas mokyklos prisijungimo negauna ir mokyklos duomenų nemato. Kad tai būtų ta orientacija, kad duomenys yra kaip įrankis priimant sprendimus. Tai nėra vienintelis įrankis ir galbūt net ir nebus pagrindinis, bet pasitikrinimas toksai, kai tu turi kažkokias nuojautas iš praktikos, galbūt mažesniai mokyklai ir pakankamai tu jau ten viską apriepi ir matai ir taip, bet, pavyzdžiui, dideliai mokyklai ko gero yra labai sunku. Ko gero gal naudingiau didesniems mokykloms, bet vis dėlto ir mažesnėse tas įžvalgas pasitikrinti, ar kaip man atrodo, ar tikrai ir duomenys tą patį rodo. Jeigu duomenys rodo ne tą patį, galbūt už to kažką tai galima sužinoti daugiau. Visų pirma, mes vaizduojame tame įrankyje mokyklos mokinių charakteristikas, kad mokykla gali pasilyginti su šalyje, su savivaldybėje situacija. Kitaip sakant, kad mokykla prieš galvodama apie tai, koks yra jų pasiekimų lygis, koks atotrūkis yra, pavyzdžiui, tarp mokinių grupių, kaip kinta tie pasiekimai, visų pirma turi pagalvoti, o tai kokie pas mus mokiniai? Ar jie yra panašus į šalies apibendrintus duomenis, ar jie yra panašus į mūsų kitas savivaldybės mokyklas? Tai pagal tam tikras mokinių charakteristikas mokykla gali tiesiog pasilyginti. Tos mokyklos, kurios labai išsiskiria, pažiūrėjau, turi labai daug paramą gaunančių mokinių, reiškia iš nepalankios socioekonominės padėties mokinių, tai tuos pasiekimus reikėtų irgi traktuoti tame kontekste, su kuo jinai dirba. Šitą kontekstą iš pradžių parodome, tada parodome bendrai mokyklos mokinių pasiekimus ir jų kitimą
nuo 4 klasės. Matome, kokią pažangą mokiniai padarė pagal jų matematikos ir skaitimo testų vertinimus ir taip pat pagal pažymius, kaip kito iki 8 klasės ir taip pat kokia yra mokinių gaunančių paramą pasiekimų situacija, lyginant su likusių mokinių situacija. Jeigu tas atotrukis yra, kokio jis yra dydžio, lyginant su šalimi, kokio jis yra tipo, nes mes turime tokius išskyrę atotrukio tipus ir pabandome priskirti mokyklą prie tam tikro tipo. Tada dar turime rodiklį atsparus mokiniai, žiūrime, kiek mokykloje tų mokinių, kurie gauna paramą, mokosi geriau negu vidutinis paramos negaunantis mokinys. Tai laikome atsparių mokinių ir lyginame, kiek mokykloje yra ir kiek tam tikro tipo mokyklose arba šalies mastu, arba savivaldybės mastu yra tų atsparių mokinių. Jeigu tų atsparių mokinių yra mažai, reiškia tikrai yra labai daug erdvės dirbti toliau su ta grupė mokinių, kad tas atsparumas jų didėtų. Situacija kartais, kai imi tuos švietimo duomenis, tuos pagrindinius rodiklius, pažymius, testus, gali atrodyti prieštaringa. Ir kodėl taip atsitinka? Pažymys ir standartizuotas testas, jie matuoja skirtingus dalykus. Testas matuoja tam tikrą apibrėžtą dalį. Kas buvo sudėta į testą, kitaip sakant, kokie uždaviniai, tai tik tai tą ir matuoja tas testas. Testas matuoja tik tai tą dieną, kai buvo atliktas jisai. Pažymys matuoja daug daugiau. Matuoja ir santykį mokytojo su mokiniu ir mokinio pastangas matuoja. Yra labai daug literatūros mokslinės apie tai, ką reiškia pažymys, ką jis įvertina. Labai svarbu pripažinti, kad pažymys vertina labai daug dalykų. Kai mes imame pažymį kaip rodiklį, jis atspindi labai daug. Kai imame testą, jis atspindi kitus jau dalykus. Tai mes dar parodome mokyklai, kiek pas juos atitinka vertinimai pažymiais, lyginant su vertinimais testais. Šitą rodiklį mes taip pat įtraukiam irgi į prototipą ir tai bendrai interpretacijai jis yra svarbus mokykloje. Bet turbūt negalima taip vienareikšmiškai pasakyti, kad mokinių pasiekimai priklauso nuo socialinės, ekonominės, kultūrinės jų padėties. Jeigu žiūrint atskiras mokyklas. Taip, jeigu žiūrint kontekste, tokiam vietiniam, yra labai skirtingos situacijos. Ir yra mokyklų, kur to atotrukio nėra. Reikėtų žiūrėti, ar atsikartoja kitose mokinių kartose tai, kad nėra to atotrukio. Galbūt tai yra tik tai vienos mokinių kartos ypatumas, kad čia neišriškėja, pavyzdžiui, atotrukio ar specifinė ta grupė mažiau pasiekia. Taip, yra tos mokyklos ir jos labai įdomios, kągi jos tenai daro. Mes kalbam, pas vienas nėra atotrukio dėl to, kad visų pasiekimai žemi. Čia nėra labai geras variantas, bet yra mokyklų, pas kurias yra aukšti sąlyginai tie pasiekimai ir nėra atotrukio. Tikrai reikėtų žiūrėti giliau, kokios yra sąlygos, kad nėra to atotrukio. Tai daugeliu atveju tas vis tik tai atotrukis yra. Ir yra taip pat mokyklų, kuriuose yra jis ypač didelis. Jis yra daug didesnis negu šalyje. Kas tenai yra, labai svarbu būtų suprasti. Apibendrintų lygių, taip, tai yra bendrai švietimo sistemos charakteristika, tas ypatumas, bet vietinių lygių yra daug skirtumų. Ir mes dėl to norime, kad mokyklos vis tik tai matytų konkrečiai savo situaciją ir remdamiesi savo situaciją priimtų sprendimus ar interpretuotų savo situaciją. Kai tu tik tai žinai apibendrintus duomenis, tai to neužtenka, kad taikliai savo problemas pamatytum, arba galbūt ne problemas, o kaip tik tu gali būti pavyzdžiu. O jeigu dabar mokyklos norėtų pasižiūrėti, kokia situacija yra jų mokykloje, ką jie turėtų pirmiausia padaryti? Susisiekti su mumis. Kita vertus, galbūt tiesiog luktelti, nes dabar yra mokyklose atostogos. Yra vasara, reikia visiems pailsėti, bet mes rugpjūčio viduryje visoms mokykloms, kurių švieslentės mes matome visas, išsiųsime prisijungimo kodą kiekvienos mokyklos unikalų ir išsiųsime savo klausimyną. Norėsime gauti tokį grįžtamą į ryšį iš tų, kurie atsidarys, pirmą kartą pasižiūrės ir galės tada mums pakomentuoti, ar jiems prasmingi tie vaizdai, grafikai, rodikliai, kuriuos mes rodome, ar jie yra aiškus. Tom mokyklom, kurios turi aštuntokų, bet kurios rugpjūčio vidury negaus to kvietimo pasižiūrėti savo duomenis ir atsakyti mums į klausimyną. Tai reiškia, kad jų duomenys yra nepilni ir mes tiesiog negalėjome jiems paskaičiuoti tų rodiklių. Tai tokiu atveju tikrai galima su mumis susisiekti. Mes norime labai ir kalbėti su tom mokyklom, kuriam negalėjom pavaizduoti jų mokinių pasiekimų rezultatų ir tų atotrukio situacijos pavaizduoti. Norime su jom kalbėtis, kad pasiaiškintume, kodėl tų duomenų trūksta. Galbūt ir jom paaiškintume, kodėl negalėjom joms
jiems atvaizduoti, galbūt kai kada ir pamotyvuoti mokyklas, kad jeigu jau reikia tuos pažymius suvesti, tai yra svarbu suvesti, nes tokie įrankiai kaip mūsų, tas įrankis, jisai gali vykti tik tai, jeigu yra duomenys suvesti į švis sistemą. Mums kas yra svarbu, kad ne tik tai, kad dabartiniai, bet mes norime ir tą istorinį turėti. Ir mokyklai yra naudinga matyti istorinį tą pjūvį, kaip kito dinamiką, truputį reikia ir atgal suvesti tuos duomenys. Norisi kalbėtis ir su to mokyklom, kuriom negalime kol kas pavaizduoti, nes jeigu jos suves duomenys, mes joms galėsim pavaizduoti. Tai šiuo atveju tai tikrai tada susisiekti su mumis. Mūsų projekto tinklalapis yra naugap.ktu.edu. Ten yra nurodytas mūsų projekto elektroninis paštas, kuriuo parašę jūs susisieksite su mumis, su mūsų komanda ir mes galėsime pasiaiškinti tada detaliau. Kodėl tai vadinama prototipu ir ar jau tai yra galutinai veikiantis įrankis? Iš tikrųjų, tai yra dar tik tai pakeliui. Mes skūrėme prototipą, nes toks buvo projekto tikslas. Tai dabar mes esame tokiame etape, kai tame įrankyje švieslentėse vaizduojama konkreti mokinių kohorta. Kitaip sakant, 2021-2022 metų aštuntokai ir jų istoriniai duomenys nuo 4 klasės yra matomi, tiksliau ne pačių mokinių, bet apibendrinti mokyklos lygių, tada savivaldybės lygių ir tada šalies lygių. Dabar mūsų projektas jau visiškai baigėsi ir mes tikrai projekto metu jau daugiau nebegalėsime padaryti, dar tik šiokių tokių korekcijų galėsime padaryti pačiam prototipe, bet tam, kad tai būtų pilnas įrankis, dar reikia tam tikrų žingsnių. Tai reikia užtikrinti automatizuotą duomenų atsinaujinimą. Kai tik tai atsiranda nauja mokinių kohorta, reiškia, turi tie duomenys suvaikščioti iš švis sistemos į mūsų įrankį ir automatiškai atsinaujinti visos švieslentės, atsirasti, kitaip sakant, papildomos švieslentės, kurios jau būtų apie kitą mokinių kartą mokykloje, tą kitą pjūvį parodytų. Šiuo metu mes prie to dirbame ir tai jau yra nebe projekto kontekste, o naujų darbų ir naujų planų kontekste. Tobulinimui šiuo atveju įrankio tai turime tikrai begalę planų, nes matome, kad yra susidomėjimas, kad būtų ne tik tai pagrindiniam ugdymui pritaikytas, bet ir pritaikytas toliau jau viduriniam ugdymui, kad apimtų nuo 4 iki 12 klasės. Tai būtų labai dar svarbu išplėsti, bet turime toliau ieškoti ir finansavimo galimybių. Labai dažnai matom, kad analitinių įrankių kūrimas, duomenų analitinis darbas. Galbūt dar to švietimo sistemoje nėra tokio supratimo to darbo vertės ir tų įrankių kūrimo sudėtingumo ir kiek tam reikia laiko, kiek tam reikia pastangų, kiek tam reikia kvalifikacijos, kad būtų įmanoma padaryti tokį analitinį įrankį. Prie šito prototipo mes dirbome 8 žmonių komandą 3 metus su trupučiu. Mūsų komandoje buvo žmonės, kurie su švietimo duomenim ir jų analitika dirbo jau 10 metų. Dirbti su švietimo rodikliais, su švietimo duomenimis, jinai neatsiranda lygioj vietoj. Turi labai ilgai gilintis į tai, ką jie rodo, ko jie nerodo, kaip paversti tuos gana tokius chaotiškus, prieštaringus rodiklius, kažką sakančiam švieslentėm, kažką sakančiais rodikliais. Daug labai techninio darbo ir tikrai suraus prakaito išlieti reikia. Dėl to noris visada ir pabrėžti, kad galbūt tas įrankis jis atrodo paprastai. Toks tikslas ir yra, bet tai nereiškia, kad pradžioje taip viskas atrodo. Pradžioje viskas atrodo labiau chaotiškai ir tikrai painiai. Todėl tas tęstinumas nėra taip paprasta jį dabar užsitikrinti, bet mes matome prasmę, nes tikrai gaunam susidomėjimo komentarus, kalbamės ir su mokyklom, ir su savivaldybėm, matom, kad tikrai yra tas poreikis ir yra tai savalaikis darbas ir įrankis, tai dėsime tikrai visas pastangas, kad būtų tas tęstinumas ir kad išeitume į pilną įrankį. Esame užsidegę šiuo metu, nes ir nevilties etapai buvo dirbant, ypač pradžioje, kai reikėjo gauti duomenis, kai reikėjo iš jų prasmingą išspausti rezultatą, tai tikrai buvo visokių momentų, bet dabar jau matome rezultatą, kuris tikrai motyvuoja eiti toliau. O jums kaip mokslininkai, ką davė šis projektas? Man tai labai daug davė. Labai auginant patirtis, bet ir labai sunki. Labai daug įtampos buvo dėl duomenų gavimo. Ar mums užteks tos kvalifikacijos? Vykome stažuotis ir mokėmės iš Nyderlandų kolegų, kurie jau 50 metų daro tą patį darbą ir mes vienaip įsivaizdavome viską projekto pradžioje ir viskas labai smarkiai pasikeitė projekto eigoje ir mes tikrai daug labai išmokome ir į tą Olandiją tai nuvažiavome įsivaizduoti
įsivaizduodami, kad mes čia labai galingus grafikus nupaišysime, kompleksiškai pavaizduosime. Ir mums tie olandai sako, žinot, bet jūs turite rodyti kuo mažiau, labai paprastai. Čia ir yra sudėtingumas, kad visą kompleksiškumą pavaizduoti paprastai. Tikrai buvo labai vertinga ta patirtis, stažuotė ir aišku, mokslinių publikacijų rengimas leido suprasti, kas yra tuose duomenyse, ko juose nėra. Tikrai labai vertinga patirtis ir dar kaip socialiniams mokslininkams mes iš tikrųjų esame tarpdisciplininė grupė, bet mes buvome visi socialinių mokslų atstovai, tai edukologai, psichologai, sociologai. Tai buvo komanda orientuota į tą kiekybinę analizę duomenų. Dauguma komandos bene pirmą kartą dirbome ne tik tai prie mokslinės analizės, bet ir prie tokio praktinio įrankio kūrimo. Dažniausiai socialiniai mokslininkai traktuojami kaip mažiau vertingi, negu kad kietųjų tų mokslų atstovai, kurie sukūrė galbūt konkrečią kažkokią fizinę medžiagą, naują vaistą sukūrė. Socialinėje srityje būnant mokslininkų tau sunkiau parodyti tą savo vertę dėl to, kad atneši dažnai tokį gana sudėtingą ir žodžiais tik tai išaiškinamą produktą, bet neapčiuopiamą. Tai šiuo atveju mes atnešėm kažką, ką galim parodyti, jis yra labai konkretus praktinis rezultatas. Socialinių mokslų mokslininkai turbūt mažai atneša tokią praktinę reikšmę turinčių rezultatų. Aš manau, kad jie atneša labai daug iš tikrųjų. Tik tai visuomenė yra labai sunku tą pamatyti. Socialinės srities mokslininkai, jie yra visuomenės refleksijos įrankis. Jie perkramto visą sudėtingą mokslinį matymą socialinių visų procesų ir ištransliuoja atgal gerokai supaprastindami. Na, bet vieni geriau tą daro, kitiems sunkiau yra populiariai išdėstyti visą tą refleksijos rezultatą. Aš nemanau, kad jie mažiau atneša praktinės naudos, anaiptol, jie atneša mažiau apčiuopiamos dėl to, kad yra sunkiau tą pamatyti. Ir dėl to yra labai smagu, kai tu atneši kažką tai tokio, kas yra labai lengvai pademonstruojama, parodoma ir pamatoma. Ir tada tu nusiimi tą naštą, kur tau visada yra prikišama, kad o ką tu kuri, kokią tu pridėtinę vertę kuri, jeigu tu neatneši kažkokio pačiupinėjimo daikto. Tai šiuo atveju mums pavyko tą atnešti, tai ir atliepti visuomenės. Gal ir suprantama priekaištą ar rūpestį, kad per mažai aiškiai transliuojama nauda socialinių mokslų. Tai, kad šiuo atveju pavyko tą rūpestį atliepti, tai yra tikrai smagu. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su mokslininkė Rasa Erentaitė pakalbėsim apie mokinių pasiekimų stebėseną Olandijoje. Minėjot, kad vykdant projektą teko lankytis Olandijoje. Gal galėtumėt pasidalinti gerosios pasiekimų stebėsenos praktikos pavyzdžiais šioje šalyje? Mokinių pasiekimų stebėsena ten vykdoma jau keletą dešimtmečių. Mes vykome stažuotis į SITO, jie veikia kaip kompanija, keli šimtai ten dirba tyrėjų, kurie vienu ar kitu kažkokiu aspektu prisiliečia ir prisideda prie mokinių pasiekimų stebėsenos. Visų pirma, mokslininkų pajėgos, kurios ten dirba prie šito klausimo, tai jos pribloškiančios. Jeigu čia Lietuvoje mes galime skaičiuoti pavienius mokslininkus, kurie tuo domisi nuosekliai, o net, pavyzdžiui, vieno projekto kontekste. Tai buvo pribloškiantis tas mastas, kiek yra mesta mokslo žmonių ir tyrėjų būtent šitam klausimui nagrinėti. Kas dar labai sudomino ir kas yra tokia įdomi tendencija, kad randasi ir tokia kaip konkurencija tam pagrindiniam stambiausiam žaidėjui, randasi maži startupai, kurie irgi iš tų duomenų pasiekimų kūrė kažkokius alternatyvius įrankius, jie kūrė kažkokias paslaugas mokykloms. Reikia tai vertinti ir kaip rinka. Tai nėra vieno žaidėjo dominuojama sritis. Aš galvoju, kad ir pas mus taip galėtų būti, kad mes sukūrėme pirmą pradinį įrankio prototipą, bet duomenys yra švise, juos gali imti kiti žaidėjai, kitos mokslo grupės, kurti kažką geriau. Iš to ateitų kokybė, kad kažkas bando padaryti geriau negu kitas ir iš to yra progresas. Bet duomenų klausimas niekada nėra paprastas. Tu turi sukurti kažkokį tai būdą, kaip tais duomenimis gali naudotis įvairūs žaidėjai ir taip pat tu turi sukurti būdą, kaip tai turi būti daroma saugiai, daroma laikantis įstatymų, laikantis tyrimų etikos normų. Tai iš tikrųjų yra sudėtinga. Ir jiems tai yra taip pat sudėtinga. Aš galvojau galbūt, kad čia mes susidurėm su
problemomis duomenų gavimo, jų apdorojimo ir sprendimo, kaip su jais reikia tvarkytis, perduodant iš vieno valdytojo kitam, leidžiant pasinaudoti. Tai lygiai su tais pačiais iššūkiais iš tikrųjų susiduria ir Niderlandai. Teko per šitą projektą ir daugiau išgirsti konferencijose ir austrų, ir britų mokslininkai ir įrankių analitinių kūrėjai, kurie dirba su švietimo duomenimis, irgi teko pamatyti, kad tos pačios problemos, tiesą pasakius. Vienose šalyse yra ta sistema labiau uždirbta, o kitose irgi tų susitarimų nėra. Ir yra toksai stumdymasis pirmin atgal ir tie konfliktai įtampos kažkokios tai tarp skirtingų žaidėjų to lauko. Kažkoks buvo toksai tarsi nusiraminimas, kad nėra čia tokių išskirtinių problemų, galbūt su kuriuom susidurėm Lietuvoje, bet aišku būtų labai smagu ir būti priekyje. Galbūt kažkuriam šalims ir parodyti tą pavyzdį, kaip pas mus galima susitarti, susitvarkyti ir tais būdais saugiais dalintis ir kad būtų intelektinis proveržis kažkoks šitoj srityje. Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai noriu Jums padėkoti už pokalbį ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie ugdymo gerinimo mokyklose. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja spaudos